gal toks iš pirmųjų variantų, ką aš labiausiai pajėgiu atsekti iš savo gyvenimo, tai mano didžiausia gėda buvo ir tebėra dar būti savimi. Būti tokia, kokia aš esu. Nes tas ir būdavo turbūt vaikystėje, kad, pavyzdžiui, aš pati netikau ta tokia, kokia esu, žinai, ir būdavo tas, kad netinkama, nepatogi, o tai kaip tu čia, ir žinote, kad aš tokia netinkama. Jo, kad tu Ir turi save susipakuoti. tada pradedi gėdinti. Taip. Tai ir buvo ta patirtis, kai mano didžiausia gėda turbūt būdavo tas užsispyrimas mano, kad aš nenoriu, aš nedarysiu. Dabar tik suprantu, žinai, kad nori, kad aš išduočiau save ir daryčiau tai, ką jie nori, kas jiems patogu. Bet čia, žinai, iš jų pozicijos jie suaugę, jie žino geriau, jie supranta geriau, jie mus auklėjo tą linkme, kad mes visko pasiektume ir būtume kažkokio, tai žinai, tobulumo, ledkalnių viršūnės, bet tada šitoj vietoj man kyla klausimas, o kas iš to, kad tu būsi ta tobula ir nejausi tada gėdos?